Lietuvių tautos istorija. Čia Lietuva, čia lietus lyja, laukas, rugiai išplaukia, plaukioja drugiai. Kalbėk, kalbėk man, tarsi geras draugas. Ir plaukia tavo žodžiai, kaip rugiai. Lietuvių tautos istorija ilga, permaininga ir garbinga. Lietuvių protėviai įsikūrė prie Baltijos jūros miškingoje pelkėtoje vietovėje, vertėsi žemdirbystė, gyvulių auginimu. Lietuviai gyveno darniai, šeimomis, giminėmis, sutartinai gynėsi nuo užpuolikų, pradėjo statyti pilis, apie kurias kūrėsi gyvenvietės, miestai su amatininkų, pirklių, karių gildijomis. Lietuvius dažnai puldinėjo kryžiuočiai ir kalavijuočiai. Siekdami geriau tvarkytis, sutartiniau gintis nuo priešų, išsirinkdavo genties vadą, kunigaikštį. Kunigaikštis Mindaugas, sujungęs mažas kunigaikštystės į vieną didelę, įkūrė Lietuvos valstybę. Mirtiną smūgį kryžiuočiams sudavė didysis kunigaikštis Vytautas per Žalgirio mūšį. Žalgirio mūšis 1410 metais. Lietuvos didžioji kunigaikštystė suklestėjo valdant kunigaikščiui Vytautui. Jos žemės driekėsi nuo Baltijos iki Juodosios jūros. Savarankiškumo Lietuva neteko palaipsniui. Pradžioje susijungė į bendrą valstybę su Lenkija, o vėliau pateko į Rusijos imperijos sudėtį, prarado valstybingumą, tapo imperijos pakraščiu. Tačiau lietuvių tauta nežuvo. Visą laiką joje ruseno viltis atgauti laisvę ir nepriklausomybę. Sukilėliai 1863 metais. Kleteliaus Tronės kaime Panevėžio rajone, kurioje dažnai apsistodavo knygnešys Juozas Bielinis. Simonas Daukantas, laisvės šauklys, rašė: kurgi pasaulyje yra tokia tauta, tokia prasta ir niekinga, kad neturėtų šių trijų savų ir tarsi gimtų dalykų – tėvų žemės, papročių ir kalbos. Žmonių bendrijos irgi siekia gyventi laisvai ir tvarkytis taip, kaip nori ir sugeba. Niekas neturi teisės kitai tautai nurodinėti, kaip gyventi. Mūsų tautai taip pat. Mes turime savo kalbą, istoriją, savo iš protėvių paveldėtus papročius ir žemes. Mes turime teisę patys nuspręsti, kaip gyvensime. 1918 m. vasario 16 Vilniuje paskelbiama, kad Lietuva tampa nepriklausoma valstybė. Patvirtinti valstybės simboliai: herbas, vėliava, himnas. Juo tapo Vinco Kudirkos tautiška giesmė. Pirmasis Lietuvos prezidentas Antanas Smetona. Nors 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos taryba paskelbė valstybės atkūrimo aktą, tačiau nepriklausomybę reikėjo apginti ir įtvirtinti. Lietuvos valstybei teko kovoti su trimis priešais – bolševikais, bermontininkais ir lenkais. Lietuva netenka Vilniaus krašto. Laikinąja sostinė tampa Kaunas. Kauno prezidentūra. Hitleriui ir Stalinui dalintis Europą, lietuviai buvo lemta tapti žaisliuku galingųjų rankose. Maskvoje 1939 m. rugpjūčio 23 d. pasirašytas nacistinės Vokietijos ir TSRS paktas,
nepuolimo sutartis bei slapti Vidurio Europos padalijimo protokolai. Paktą pasirašė šalių užsienio reikalų ministrai Joachimas von Ribbentropas Priekė ir Viačeslavas Molotovas pasirašo. SSRS ir Vokietijos susitarimai nulėmė 1940 metų prasidėjusią Lietuvos okupaciją, represijas, krašto sovietizaciją, juodojo birželio tragediją. 1941 metų birželio 22 dieną prasidėjo Vokietijos ir Sovietų sąjungos karas. Antrasis pasaulinis karas. Trukęs 4 metus, 1 mėnesį, 17 dienų. Karo pabaiga paskelbta 1945 metų gegužės 5 dieną. Po karo Lietuva atitenka Sovietų valdžiai 50 metų. Sovietų sąjungos imperializmas ir bolševikinė ideologija atnešė daug kančių ir nelaimių mūsų kraštui, tremtis, emigracija, pasipriešinimo aukos. Artėjant Ribbentropo-Molotovo pakto 50-osiams metiniams Lietuvos sąjūdis, Estijos liaudės ir Latvijos tautos frontai nutarė šią datą paminėti bendrų renginių pavadintų Baltijos keliu. 1989 metų rugpjūčio 23 dieną nuo Vilniaus iki Talino susikibę rankomis sustojo kelyje, parodydami savo ryžtą siekti nepriklausomybės atkūrimo. Tik 1990 kovo 11 dieną Lietuva atgavo nepriklausomos valstybės statusą. Pirmosios valstybės, kurios pripažino Lietuvos nepriklausomybę: Islandija, Latvija, Danija, Norvegija, Vengrija, Prancūzija, Argentina, Kanada, Austrija, Bulgarija. – 1991 m. rugsėjo 17 d. Lietuva priimta į Jungtines tautas. Prasidėjo nelengvas nepriklausomybės akte išreikšto valstybingumo įtvirtinimo metas. Daugelis 1990 m. kovo 11 nepriklausomybės akto signatarų tapo įžymiais valstybės ir politikos veikėjais. Kovo 11 Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Lietuvos valstybinis gyvenimas buvo permainingas, tačiau valstybinio tvarkymosi periodai lietuvių tautai, jos kultūrai buvo itin reikšmingi. Būtent šiais laikotarpiais suklestėjo ūkis, pramonė, prekyba, teisė, švietimas, mokslas, menas. Visa tai, kas palaiko tautos gyvavimą. Jūs atidžiai sekite lietuvių tautos laisvės siekį. O dabar pasitikrinkime, kaip suvokėte nuolatinį lietuvių tautos laisvės siekį. Pasitikrink. Pirma užduotis. Kur pirmykščiai žmonės apsigyveno? Prie Baltijos jūros miškingose pelkėtose vietose. Antra užduotis. Kas dažniausiai puldinėjo Lietuvą? Kryžiuočiai ir kalavijuočiai. Trečia užduotis. Koks kunigaikštis nugalėjo pikčiausius Lietuvos priešus? Kunigaikštis Vytautas. Ketvirta užduotis. Kada įvyko Žalgirio mūšis? 1410 metais. Penkta užduotis. Koks kunigaikštis, sujungęs mažas kunigaikštystės į vieną didelę, įkūrė Lietuvos valstybę? Kunigaikštis Mindaugas. Šešta užduotis. 1864–1904 metais caro valdžia lietuviams uždraudė spausdinti knygas ir laikraščius lotyniškomis raidėmis.
kas slapčia lietuviškas knygas gabeno ir jas platino Lietuvoje. Knygnešiai. 7 užduotis. Kada buvo paskelbta Lietuvos nepriklausomybė? 1918 m. vasario 16 d. 8 užduotis. Kas buvo pirmasis Lietuvos prezidentas? Antanas Smetona. 9 užduotis. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas. 1990 m. kovo 11 d. 10 užduotis. Lietuvos himnas Vinco Kudirkos tautiška giesmė. 11 užduotis. Lietuvos herbas vytis. Džiaugiuosi, kad jūs supratote lietuvių tautos nuolatinį laisvės siekį.